Ten yra šiek tiek gilesnė vieta, ten kur tas molis. Ir matau ten vat kažkokios baltos žuvies su akiniais. Einam pažiūrėkim. Bandom įstrižai upės. Na, ką čia turim? Panašu į strepečioką. Taip, strepetys. Pirma žuvis. Va toks va strepetys. Puikiai upinė žuvis. Dirbtinių masalų pasaka. Ačiū. Na ir kaip matėt, neskubėjau labai lupčių tos žuvies, šitos strepečioko. Leidau tiesiog kotui dirbti. Na ir kaip matėt, kotas labai lengvai susitvarkė. Gerai, sugaunam dar vieną žuvį ir tada aš pakalbėsiu šiek tiek apie akciją, kas ir kaip. Na, kurgi to? Šiaip dabar žvejoju vasaros metu, 5 valanda vakaro, tai dar žuvis nėra aktyvi, susiaktyvuo šiek tiek vėliau, bet, kaip matot, yra įmanoma sugauti vieną kitą žuvelioką ir, atsikabina, nežinau net kas ten buvo. Kaip matot, yra įmanoma sugauti vieną kitą žuvelioką ir dienos metu, kai saulė dar aukštai. Aš visada mėgstu šiek tiek leisti masalų ir skęsti po pavirpinimo, tai yra tokią pauzę padaryti ir dažniausiai, kaip dabar, sulaukiu kibimo, kai leidžiu skęsti. Ką čia turim? Tikėkime, antras strepetys. Taip. Va taip mes žvejojam. Baltą žuvį, mažų guminukų, mažų whitebaitų iš AliExpreso, viskas iš esmės iš AliExpreso ir va taip va. Puiki balta žuvis. Ačiū. Super. Tai dabar apie kotą, ar ne? Turbūt jau žinot, kas tai per kotas, arba matėt, arba turit. Nemaža tikimybė, kad ir turit šitą kotą, bet turbūt matėt iš aprašymo prieš paspausdami šitą video. Taigi, vis tiek pasakysiu, tai yra MiFine Illusion / turiu čia versiją, 1,80 cm ilgio. Ir dabar labai įdomu. Realiai aš nesu mėgėjęs tų šlangų. Šitas kotas jau yra, kaip pasakyti, tokia kaip ir šlanga, kaip matot. Visas kotas tabaluoja, šita vieta irgi tabaluoja. Tai aš tokių kotų nesu mėgėjęs, bet pa šitą kotą yra labai įdomiai, nors šita vieta ir tabaluoja, bet norint virpinti viršūnėlę, tai yra įmanoma, šita vieta lieka standi. Tai jeigu aš noriu tik virpinti viršūnėlę, jeigu matot, tai šita vieta daugmaž lieka standi ir aš galiu įvairiausias animacijas išgauti, sakysim, virpindamas. Tai tai yra pirmas toks biudžetinis ypač kotas, skirtas avižadrebiui, kur nors ir šlanga, bet man pavyksta išvirpinti, dėl to aš darau šitą apžvalgą, šitą testą. Realiai, kaip sakau, aš esu mėgėjęs tokių šiek tiek greitesnių, nanodžiginių, galima sakyti, kotų, kur užmetimas mažas, bet vis tiek blankas čia yra, sakysim, storesnis ir standesnis dėl to. O čia yra plonas, visas blankas, kaip matot, linksta, bet jis nors ir šlanga, bet sakau, turi šiek tiek standumo šitoj daly ir eina man išvirpinti taip, kaip aš noriu. Tai dėl to, sakyčiau, ir galėčiau rekomenduoti šitą kotą labai lengvai visiems, kas mėgsta šiek tiek greitesnius kotus, kaip aš mėgstu, bet kas liečia užmetimą, tai meta šitas kotas tikrai puikiai, nereikia net užsimoti, ten užtenka tokį, nežinau net kaip čia lietuviškai apibūdinti, tokį lengvą judesiuką padaryti, riešų. Ir masalas skrenda ir pastebėjau, kad didelio skirtumo nėra. Ar ten per galvą užsimosi visa jėga, ar padarysi lengvą tokį metimuką. Distancija bus ta pati realiai. Taigi, blankas, kaip sakau, išspjauna, kibimukas, išspjauna masalą puikiai.
Ešeriukai turbūt kapoja. Čia turbūt jau bus ešeriukas arti kranto. Tai jo, va. Taip gerai. Pavyko jų išvengti kurį laiką, bet neilgai. Gerai, ačiū. Na, kas liečia ritę, tai šitas kotas, va, pažiūrėkit, aš turiu čia uždėjęs kestrelį, ar ne, ir balansas, va, yra va čia, va. Galit naudoti sunkesnes rites, bet jau balansas bus kažkur čia, ir žodžiu, ta prasme, viskas gerai, bet jeigu norit pačio lengviausio įrankio, tai tada dėkit pačią lengviausią ritelę. Aš sakau, turiu kestrelį su pareguliuotu stabdžiu. Na, ką čia turim? Purto galva, turbūt bus ešeriokas. Ar kas čia? Ne. Strepetys. Eik, tu koks gražus. Čia jau reikėtų tokį beveik. Jūs pažiūrėkit. 20 cm ilgas strepetys maždaug. Plūdė tokius žvejot būtų pasaka, bičiuliai. Va, koks storas. Tikras šapalas. Va, gerai, ačiū gražuolė. Kibimas tai vokai ir rovė, jisai palaikiau sroviai. Ir bum. Na, yra čia dar tokių gal. Jo, yra, va. Ką čia mes turim? Ne, čia dar ne bonusas, bet turbūt šapaliukas bus. Bet vat, ta akcija šito koto, man sakau, jinai tokia yra priimtina, labai netgi kas liečia žuvies varginimą, nors aš esu tikrai įpratęs prie kitokių kotų. Kas čia vyksta? Nematau aš jos dar tos žuvies. Ką čia turim? Ešeriukas. Ką tu ten veikė, ešeriuk? Gerai. Galvo šapaliukas bus, bet ne. Na, ką čia turim? Dar viena rūšis, kuoja. Pasirodyk. Va. Matot, kiekvienu metimu skirtinga žuvis. Buvo strepečiukas, ešeriukas, kuoja. Ir niekada nežinosi, kas bus ant kabliuko, kai pakirti. Ypač upiai, kai čia gali būti bet kas, gali būti usuriukas, jau tai ką matėt, gali būti gružlys, gali būti koks kiršlys net, upėtakiukas gali būti, nu tikrai. Šiaip vanduo čia nėra šaltas, tai upėtakį ir kiršlį čia jau gal mažesnė tikimybė, bet vis tiek yra tikimybė sugauti. Usuriuką mažą sugauti tikrai yra tikimybė, akivimukas velnas. Ir kaip matėt, kojas aš visada sugaunu taip, vat, ant tos pauzės pavirpinį, leidis kęs ir tada, kaip vėl pabandai pavirpint, tada jas ir pakirti. O, ant kritimuko, ką čia turim? Strepetys, bum. Strepetys kaip arklys. Tai vat, gaudom viską iš eilės, bičiuliai. Kaip matot, kotas čia, vat, nežinau, ar atsikabino šitoje vietoje, kas buvo pasikirsta, nelabai. Ta prasme, jeigu pasikirta, aš pastebėjau su šito kotu, tai viskas, labanaktis, kaip sako. Bet vat, jeigu nepasikirta iš pradžių, tai tada jau nepasikirta, nieko nepadarysi. Vis tiek smulki žuvis, sąlyginai. O, kas čia dabar? Kas čia vyksta? Žiūrėkit, kaip jisai lanksto tą kotą. Aik tu koks strepetys. Tai pažiūrėk, aik tu koks arklys. Ir nukanda uodegą velnias. Aik tu koks gražus, jūs pažiūrėkit. Čia tai rimtas strepetys jau. Nu gražuolis. Super, ačiū. Gerai. Turiu, kad uodegą nukanda prieš tai pabandysiu dar su nukastu uodegą pažvejot. Be uodegės mano masalas dabar. O! Ką ten mes turim? Na čia gerai. Gerai mes čia varom, ką? kaip iš patrankos, tik tai spėjai paleist, šveiti, masalas gal į upę ir... Na, čia gal dar viena rūšis, va, šapaliukas, ko dar nebuvom šiandien sugavę. Va, šapaliekas. Bum.
Čia nežinau, 4 rūšis jau šiandien. Oi, koks gražus. Nedidukas, bet fantastinis žuvis gaudyti su tokiais vat įrankiais. Kai ir jisai įsibėgėjęs. Ne kiekvieną kartą, bet tikrai pasitaikys, kad vat, bus ir bonusinė žuvis, kurie vat, ten jau gali pavykti ištraukti, gali nepavykti. Priklausomai kokioje ten situacijoje žvejosit, kas per žuvis, ten koks šapalas ešerys, kurie labai mėgsta ieškoti kliuvinių, tai vat gali nepasisekti su tokiais įrankiais, jeigu tų kliuvinių yra aplinkui. Tai va, bet esmė yra tokia, kad su kitokiais įrankiais labai dažnai tos bonusinės žuvies nelabai ir įtikintumėt. Vat yra problema, jos didelės, gudrios, taip toliau. O su vat, okei, kas čia dabar? Koks kibimas čia buvo, ką mes čia turim? Čia labai greita žuvis, kas čia yra? Kai jisai rauna? Ką mes čia turim? Ešeriukas turbūt? Jo, ešeriukas, nu ir greitas, bet čia žiūrėkit, kaip jisai. Pastatęs peleką. Na, kurgi tu? Išspjovė dar mažą kojytę. Nu ir alkanas tu. Va, kokias spalvas. Kodėl jis taip sunkiai man ėjo ištraukti, toksai pastatęs peleką. Bet šiaip pastebėjau tikrai, kad be šito karoliuko kibimų yra mažiau. Tai va, bičiuliai, būtinai paliksiu nuorodą šitiem masalam. Aišku, aš čia skundžiuosi apie mažai kibimų, bet žuvis kiekvieno metimu. Bet kaip matot, be karoliuko iš karto va 2 ešeriukai. Tie turbūt ėda viską iš eilės, tai didelio skirtumo nėra. Jie pamato, ar yra karoliukas ar ne, jie kala. Vat baltai žuviai reikia to karoliuko galbūt labiau. Gal dėl to ir nukanda jį, kad labai norėjo. Tai va, bet kokią atveju paliksiu nuorodos šitiem whitebaitam iš AliExpresso pakuotėj, ten 50 jų gaunat, 50 tų masaliukų ir nusipirkit ten, nežinau, 5 pakuotės, ten kainuos jums, nežinau, 6-7 eurai turbūt, ar kažkas tokio, 10 eurų, bet turbūt užteks visam gyvenimui. Dar galėsit pasidalinti su draugais. Na gerai, dar vieną metimą su šituo, jau atitarnavusiu masaliuku ir keisim jį. Bet kaip matot, žiauriai smagi žuklė. Būtų labai smagu ūsoriuką sugaut dar. Ką mes čia turim? Čia jau kažkas, gali būti, kad čia tas bonusas, bičiuliai. Velnas. Reikia man pradėti stabdyti jį. Jo, čia yra didelė žuvis, eina į krūmus, žiūrėkit. Stok tu. Ir viskas. Čia buvo geras šapalas. Neėjo sustabdyti, tiesiog jisai ėjo tiesiai pakirtau. 2-3 sekundės, žuvis suprato, kad gali bloguoju baigtis jai. Ir tada tiesiu taikiniu į krūmus. Tiesiog bandžiau sulaikyti, jau kai pasime porą metrų valo, tiesiog jau užrakinau būgnelį ir tada bandžiau apsukti ją, bet nepavyko. Nieko nepadarysi. Ši kova pralaimėta. Na ką, nauja sistemėlė. Dabar pasikeičiau avižėlę į vaivorykštės spalvos, bet masaliukas tai tas pats. Whitebaitas, svoris tas pats irgi. Ką bandom? Kiekimės, jeigu pavyks. Iš karto. Jeigu pavyks pakirsti tą bonusinę žuvį, gal jinai nebus tokia gudri. Pavyks ją apsukti. Va, strepetys iš karto. Koks jau. Puiku. Viršutinė lūpa įsikabinės. Fantastika. Ačiū. Šitoje vietoje labai daug žuvies, kaip matot, bičiuliai. Realiai kiekvienu metimu kažkas atsitinka. Ar kibimukas, arba pavyksta pakirti žuvį, arba ne. Bet kiekvienu metimu realiai kas nors būna, ypač vat metant ten, kur vat antis yra maždaug šiek tiek pasroviui. Nors buvo ne vienas kibimas ir čia jau, kai srovė priplaka, kaip ir čia, kai srovė priplauka masalą prie mano kranto. Na, o ten šoko žuvytė, jo, šitoje vietoje labai daug žuvies čia. Super. Čia yra duobė tokia ir išėjimas iš duobės, tai vat, kad tolygis srovė, na ir žuvėm patinka, kad jos turi, sakysim, lengvą
prieglobstį didesniam gylį, jeigu ten bando paukščius medžioti ar panašiai. Bet vat, kai nori, gali išeiti į seklesnį vandenį. Paplaukioti. Reik 2 metimai ir be žuvies dabar. Kibimai buvo abiem atvejais, bet žuvies nebuvo. Gal apsigaudė jau. Kibimukas pačioj pabaigoje. Bandom. Žai. Na ir kaip visada, jeigu patinka tai, ką matot, kaip šitas kotas atrodo, būtinai patikrinkit nuorodas apačioj po šituo video arba šone, priklausomai ant kokio įrenginio žiūrit šį video. Na ir kaip sakau, jeigu patiks, velnias toks kibimas, kai įrovė. Tai vat, jeigu patiks, tai ką matot, būtinai tuomet pasiskaitykit kitų meškeriotojų atsiliepimus ir jeigu viskas atrodys tvarkoj, įsigykit. O, ką čia turim? Manau, balta žuvis, kiek mačiau. Koja numeris 2. Koja šiaip yra labai sunkiai sugaunamos masalų. Upiai šiek tiek jas lengviau, bet vat stovinčiam vandenį, aišku, priklausys nuo vandens telkinio, bet jeigu ten kojos, kurios labai dažnai būna žvejojamos kitų žvejų, ten, sakysim, musės lervomis ir panašiai, ten kanaluose kokiuose, mažuose vandens telkiniuose, tai šiauriai sunkiai jas yra sugauti. Čia vat upiai tekančiam vandenį, tai šiek tiek lengviau yra. Svarbu pavyko apsuktis, tai dabar varo prieš srovę, dar vat birzgina mano rytą, tai turėtų vargti po truputį, bet aš tikiuosi, kad jisai vargsta.